Papasakosim kiek neįprastą tokį reportažą parodysim. Papasakosim apie bushcraftinį automobilį UAZ 469. Tai kaip mato, tiesiog, ta prasme, yra mechaninio valdymo, mechaninės pavarų dėžės automobilis, kuris iš esmės turi visus komforto, atributus, kurie būdingi matyti kokiem 75 metam. Ką jisai turi? Jis turi 4-vietis, 5-vietis, turi gan talpią bagažinę, turi iš tikrųjų brezentinį stogą, kuris lengvai patampa kabrioletiniu variantu. Ir iš tikrųjų daugiau kaip ir nieko labai ypatingo nėra. 4 varomi ratai, 4 bėgiai ir atbulinis ir tiek žinių. Tiesiog pamėginsiu dabar jį išbandyti. Tų patogumams čia vietos nėra. Garso izoliacija nėra kažkokia ypatinga ir tiesiog čia reikia mokėti iš tikrųjų perjunginėti ir bėgius. Starteris galėtų būti ir geresnis, bet nėra visai, todėl mes kalbam apie garsą. Leidžiu nuo tokio gan stataus kaliuko, svarbu laikyti bėgį, nes tiesiog jeigu mes išspausim sankabą, tai tiesiog ir nurėdėsim kažkur tai vėl. Komforto ypatingo nėra. Bet tiesiog per visokius kelnelius duobenes eina užtikrinti. Stabdžiai nėra stiprioji pusė, čia automobilio, bet jis bet kuriuo atveju sustoja. Išjungiam. Pastatoma bėga ir einam apžiūrėti iš išorės. Vienas didesnių šio automobilio pranašumų yra tai, kad iš tikrųjų jisai yra gana aukštas ir iš tikrųjų su parketiniu džipu nepalyginsi. Nes iš tikrųjų po šiuo automobiliuku galima, nežinau, įsikurti stovyklą, lengvai pralysti į vieną pusę, į kitą pusę, gal netgi bandyti tiesiog lįst vos ne per ten, tik užklius ir šiek tiek užtiltų. Kągi, dydis pakankamai didelis, brezentinis stogas, kuris lengvai transformuojasi per tokius kištukus į kabrioletą, bet dabar mes to nedarysim, nes čia galbūt 10 metų nebuvo tą daryti ir nežinau, ar susidėsim. Gana talpi bagažinė. Bet nežinau, galit vos ne kažkokį šautą briedį čia vežiotis, arba nežinau, dar kokį medžiotoją vieną pasidėti. Šitas konkretus modelis turi ir dujinę įrangą, kuri padeda kažkiek staupyti. Kiek toks automobilis rebia, tai net ponas Dievas nežino, bet iš tikrųjų labai daug. Po kapoto maždaug rasime 75 metų automobilinės mechanikos stebuklų. Tai tiesiog primityvų. Jeigu dabartiniai automobiliai atversit, tai tam matyt rasit daug daugiau visokio agregatų, sudėtingesnių sistemų. Čia viskas gana paprasta. Ir ką dar galima apie jį pasakyti? Galima pasakyti tai, kad iš tikrųjų tai yra pigus automobilis. Už kokį 1000, 2 ar 3000 galite nusipirkti važiuojant. Jau už kokius 5-7 tūkstančius galėsite turėti modelį, kuris jau bus jau iš tikrųjų atitiunintas, kaip reikalas. Vėlgi, ko gero važinėt kažkur tai į užmiestį su juo nelabai patartina, bet turėti kažkur tai savo sodybai bushcraftiniam miške tokį daiktą labai pravartu. Ir ką dabar pabandysim, jeigu čia mes važiavom dar tokia civilizuota, urbanizuota vieta, kur yra pseudo kažkoks keliukas nušinauta į pavutę, tai pamėginsim važiuoti ten, kur jau kiti automobiliai nelabai ir gali pravažiuoti. O dabar darysim, tiesiog baigėsi tas kelio ruožas ir važiuosim jau į tokią visišką totalią tekinę.
Na ką, ko gero, ne su kiekvienu automobiliu drįstumėm važiuoti tokį. Na ką, čia esam visiškai tokiai miško glūdumoj ir pabandysim pro ją prasibrauti. Matot, grįžot iš kelionės ir ko gero pasiimam su savim tiek faunos, tiek floros visų įmanomų pavyzdžių.